Diena tokia paprastesnė, ganėtinai graži, jojom ir važiavom Slėnių upės, nežinau koks pavadinimas upės. Matėm labai įdomią iškabą parduotuvę, prie kurios neįmanoma prieiti, galima tik privažiuoti. Vien bala pilna ančių. Stojom obuolių nusipirkti, tai moteriškė paklausė, gal galime padėti su arkliu. Tai susisiekėm su daktaru ir atvežėm daktarą. Daktaras pažiūrėjo arklį, nustatė diagnozę, liepė pakaustyt. Ir geriausiai, kad ta kumelė pailsėtų ir dar jinai gali atsivesti kumeliukų, tai va tokia jiems pasiūlė išeitį. Papietavom labai gražio vietoj. Geriausia buvo saulė šiandien, visą dieną švietė saulė, šilta. Alšis kurį laiką labai smagiai bėgo iš paskos, nors mėtėsi truputėlį ant mašinų, tai per pietus paprašėm, kad važiuojantis su priekabam džipai paimtų. Vaizdai labai įdomus, jau prasideda tokios, nesuprasi, miškų mažiau, daugiau slėniai, prerijos kažkokios. Tai. Stiopos prasidėjo, stepės. Pat rytų buvo saulutė. Labai smagiai buvo dienelė. Jo! Intervas baigėsi! Gerai, aš manau, super.